Ištrauka iš knygos, kur baigėsi sapnai, 3 skyriaus. Net Marijai Rosai, vis dažniau primenant, kad reikėtų kurti šeimą, Rūta tik numodavo ranka. Negavusi iš tėvų šilumos ir užaugusi emocinėme vakuume, susidėliojo gyvenimą pagal savo poreikius. Ir tikėjo, kad nesistengiant prie ko nors pritapti, gyventi yra gerokai paprasčiau. Net susiplanavo senatvę, ketindama iš anksto pasirūpinti slauga, jeigu pati taptų nepajėgi. Apie ką galvojate? Rūta pravėrė spintelės dureles, ieškodama cukraus. Su cukrum? Nieko. Be cukraus. Balsas vėl prikimo, tarsi Tomas būtų ką tik prabudęs. Kažkodėl tuščia galvoje. Gal tiesiog truputį pavargau. Aš irgi tik 4 valandų migus. Tuoj kava abu pastatys ant kojų. Ir Rūta, ir Tomas dėjosi nepastebį, kad netikėtai prapliupęs lietus jau nurimo. Pastačiusi puodelius ant stalo, palaužė juodojo šokolado, palikdama gabalėlius ant įpakavimo, vis dar šlikštėdamasi visais liečiamais paviršiais. Vos spėjo prisėsti priešais, planuodama ištarti tostą suremontuotai spynai, kai nuskambėjo durų skambutis. Greitai pakėlė akis į Tomą. Akimirkai sustingo ir nustebusi sušnabždėjo. Kas čia? Aš nieko nelaukiu. Supratau. Vyro kūnas įsitempė, nuovargio ir atsipalaidavimo neliko nė ženklo. Gal neatidaryti? O gal kaimynai? Velnias, gal ką užpyliau? Pašnibždomis dėliojo mintis. Ai, atidarysiu. Už durų stovėjo lieknas vyras. Tvarkingu kostiumu, pasirišęs kaklaraištį iki pykinimo primenantį tėvą, su segtuvu kaulėtose pigmentinių dėmių nusėtose rankose. Iškart pažino šį silpnadvasį mulkį. Vaikystėje jis turėjo pravardę Kandis, kilusią dėl pomėgio pačiu netikėčiausių momentų šokti iš pasalų ir įsikabinti dantimis. Kartą Rūta jam smagiai vožtelėjo, o jis, neišsilaikęs ant kojų ir nevykusiai atsitrenkęs į sieną, nusiskėlė priekinį dantį. Tėvai ją nubaudė. Tad teko klūpint vonios kampe 5 valandas balsiai melstis. Tai buvo prieš 30 metų. O dabar Rūta stovėjo tarpduryje laukdama jo žodžių ar veiksmų, dar nežinodama, kaip reaguoti. Galbūt jis išaugo iš aklo taisyklių laikymosi ir sutiks pasikalbėti su ją gurkšnodamas ką tik išvirtą kavą. Papasakos, kaip iki šiol gyveno pats, gal ką nors pasakys apie motiną ir jos mirtį. Netrukus sulaukė jo mimikos ženklų ir vos kandžiui pravėrus bene tuščią burną suprato, kad vaikystėje nuskeltas dantis buvo tik retėjimo pradžia. Užteko kelių akimirkų suvokti, kad nuoširdus pokalbis su šiuo žmogumi utopija. Tai visgi parsivilkai, ne? Iš kur sužinojai? Tikėsi viską susigrobti, ane? Manai pasiseks, ane? Pylė susijaudinęs, vis gaudydamas orą. Lifto durys atsivėrė, tačiau jis buvo tuščias. Nesupratau. Rūtos balsas nuskambėjo griežtai ir jai tai patiko. Ji kiek atsitraukė, užuodusi prastą kvapą. Normalu, tau juk visada trūko varžtelių, smegenėlės per skystos, kad ką nors suprastum. Jam kalbant, girdėjosi švilpesys ir tiško seilės. Nutilėjusi ir neketindama tęsti pokalbio, garantuotai peraugsiančio į konfliktą, Rūta ketino uždaryti duris. Man reikia užeiti, cyptelėjo pusgalvis, mėgindamas brautis į vidų. Moteris pasirodė stipresnė, o gal sudžiūvėlis iš netikėtumo sutriko, bet smarkiai pastumtas jis atšoko, tik nemanė nusileisti. Mes čia rinkdavomės, kol tu valkiojais, čia yra mano daiktų. Sušnipštė vėl priartėjęs. Tu manai, kad gali ateiti 5 vakarą ir va taip jėga įsibrauti? 8 aukšte nuskambėjo atsisveikinančių kaimynių balsai, o po kelių sekundžių
Viena jų ėmė lėtai leistis žemyn. Kostiumuotasis atsitraukęs vėl paspaudė lifto mygtuką, taip jį laikydamas tik jam reikalingame aukšte. Neskubėdama nusileido priešais gyvenantį lietuvių kalbos mokytoją, virtusi senučiuke. Rūta šyptelėjo pusę lūpų, prisiminusi, kaip vaikystėje šią moterį vadindavo teta Vanda. Ji mergaitę pažinojo kur kas geriau nei jos tėvai, ignoruojantis kaimynę. Teta Vanda slapčia vaišindavo Rūtą saldainiais, išmokė Justino Marcinkevičiaus Grybų karą. Vienu metu jos net sveikindavosi eilėmis. Teta Vanda pamačiusi mergaitę kiek teatrališkai pradėdavo: "Ai, tėvyje pinavėja, visą dieną grybais lyja. Visą dieną nuo pat ryto grybai krito, krito, krito." O Rūta atsakydavo: "Kai lietus nustojo lyjas, pražydėjo pinavėjos, o miške išdygo grybų 130 sodybų." Teta Vanda rakindama duris atsisuko į jų pusę. Žvilgsnėje nebuvo nieko, išskyrus panieką. Ji tik sumurmėjo: "Prakeikti narkomanai. Eina, eina ir eina. Ir kada tai baigsis?" Nepažino Rūtos, stovinčios tarpduryje. Prisiminimuose kaimynų mergytė buvo putlutė, akiniuota, su ilga ant viršugalvio suveržta plaukų uodega ar kasa iki juosmens. Jai uždarius duris, pasigirdo piktas rakinamų spynų spragsėjimas. Tada grėsmingas antrų durų trinktelėjimas. "Praleisk, pasakiau!" Įsisenėjusio periodontito ir pigaus odekolono kvapas vėl priartėjo. "Ne, žmogau, tokių svečių aš nelaukiu." Rūta vėl jį stumtelėjo nuo savęs. "Jei rasiu tavo daiktų, ryt išmesiu pro langą. Susirinksi." Jis vėl paspaudė lifto mygtuką, laikydamas keltuvą parengtą. "Tu žinai kas? Žinai kas? Tu šėtono išpera, šėtono išpera, šėtono išpera." Šnabždėjo lyg apsėstas. Jo kvėpavimas trūkčiojo, lūpos drebėjo, tonas vis garsėjo, kol peraugo į šaižų klykčiojimą, visai nepanašų į vyro balsą. Kažkur vėl atsivėrė duris ir pasigirdo šiurkštus bosas: "Duokit ramybę, sektantai prakeikti, tuoj policiją iškviesiu." Rūta, išgirdusi virtuvėje sutraškant kėdę, suprato, kad jos svečias pakilo. Nenorėjo velti šio nepažįstamo žmogaus į konfliktą, bet kandžiui braunantis tai buvo veik neišvengiama. Šoniniu regėjimu pamatė vyrą virtuvės tarpduryje. Skaitė Ema Rothwell.